pirmiausia konstatuojame, kad tų lėšų yra, įstatymai yra, juos galbūt tik papildyti, bet instrumentų daug, bet dėja nėra bendros koordinacijos, bendro požiūrio. Ir čia manyčiau, kad galėtų būti įsteigta institucija, kaip pavyzdžiui Vaikų teisės apsaugos inspekcija, kuri galėtų ir padėti savivaldai, ir teikti metodologinę pagalbą, bet tuo pačiu ir kontroliuoti. Nes dabar matome visišką atsakomybės stoką, nežinome tiksliai, kas ir kokiais kriterijais remiantis gali priimti sprendimą, pavyzdžiui, paimti vaikus iš labai agresyvios aplinkos šeimose. Taigi to trūksta ir tai jau reikia tvirtinti ir įstatymų lygmenį, ir vyriausybės nutarimų lygmenyje, ir be abejo tokia institucija horizontalesnė tikrai būtų turbūt tikslinga. Tai man būtų labai įdomu, ir mes čia esame gal kokie 20 žmonių. Ar aš pasakiau naujos institucijos žodį? Aš pasakiau naujos funkcijos, inspekcinės. Ir šitą funkciją gali perimti bet kuri institucija, kuri jau dabar yra sukurta. Problema nėra metodikos, nes kiekviena savivaldybė dirba su rizikos šeimomis kaip išmano. Antra, niekas neinspektuoja, kaip jie tai daro. Trečia, dažniausiai matome, kaip ir konkrečiu atveju, kad sprendimų nesugeba priimti savivaldos lygmenyje savivaldybių socialiniai darbuotojai. Aš kalbu apie inspekcinę funkciją. O kokia institucijai, kaip tai bus padaryta, visiškai nesvarbu. Niekada nesu pasakiusi institucijos papildomos kaip tokios. Reikia, visi girdi, ką nori girdėti.